Sveiki visi, jūs esate Crypto Artika YouTube kanale ir šiandien mes kalbėsime apie prekybą su leverage, tai yra su svertais. Ir mes aptarsime, ar tai yra gera galimybė uždirbti dar daugiau pinigų, ar tai yra tiesiog kazino ir jūs galiausiai prarasite visus savo pinigus. Tai būtent šitame video mes pakalbėsime, kaip reikia taisyklingai prekiauti su leverage, kaip reikia jį naudoti, kas jis yra ir svarbiausia, kokios yra pagrindinės taisyklės, kad neprarasti savo pinigų. Nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtuką bei parašyti savo mintis komentarę. Dabar aš naudosiu savo Bybit paskyrą, bet taip pat jūs galite naudoti ir visas kitas kriptovaliutos biržas, tai tiesiog skirsi šiek tiek interfejsas, bet pati logika išliks tokia pati. Kas dar neturite Bybit arba Vex paskyros, tai užsiregistruokite pagal mūsų duotą nuorodą, kurią rasite šio video aprašyme ir jūs gausite daug įvairiausių bonusų ir taip pat galite atsiųsti mūsų administratoriui jūsų UID ir dar gausite papildomų bonusų nuo mūsų. Čia yra Bybit kriptovaliutos birža ir dabar mes norime perėti prie prekybos su leverage, tai mums reikia spausti štai čia, spaudžiam futures ir mes pateksime ten, kur galime prekiauti su leverage. Trumpai noriu paaiškinti, koks yra esminis skirtumas tarp prekyba su spot ir futures. Tai pagrindinis skirtumas yra toks, kad su futures prekyba jūs galite užsidirbti tiek iš augimo, tiek iš kainos kritimo, o su spot prekyba jūs galite užsidirbti tik iš augimo. Tai yra, jūs galite užsidirbti su spot prekyba, kai kaina eina į viršų, o naudojant futures prekybą jūs galite užsidirbti iš bet kokio judėjimo. Prieš pradedant aiškintis, kas yra futures prekyba, tai yra prekyba su leverage, aš noriu pasakyti, kad čia yra taip pavojingas dalykas ir didžioji dalis žmonių praranda pinigus, nes jie nesupranta, kas tai yra ir pasiema per didelį svertą. Tai, kad jums to nebūtų, tai yra, kad jūs negautume likvidacijos ir neprastume visų savo pinigų, tai aš paaiškinsiu, kas tai yra ir kaip reikia tinkamai tai išnaudoti. Tai trumpai tariant, kas yra leverage, tai yra svertas, tai yra, jeigu jūs turite savo depozito sąskaitą $100 ir pasiemate 100x leverage, tai yra jūsų sandoris yra atidaromas tarsi su $10,000. Jūs iš kriptovaliutos biržos pasiskolinate dar 9,900, jūsų pinigai tik yra $100 sandorio ir yra pinigai, kuriuos jūs pasiskolinate, yra 9,900. Ir tai reiškia, kad jūsų likvidacija yra labai arti ir jūs iškart būsite likviduoti, kai tik užeisite į sandorį, nes tikrai labai reikia mažo kainų sudėjimo, kad jūs būtume likviduoti. Tai čia jūs matote, kad mes galime pasirinkti leverage ir jūs turite pasirinkti būtent tokį leverage, kad jūs nebūtume likviduoti, bet prieš pradedant aiškinti, kaip tą reikia daryti, iškart noriu pasakyti, kokie turi būti nustatymai prieš pradedant prekybai. Visų pirma, čia mes matome štai tokią varnelę, tai yra post only, aš čia užsidėjęs ir rekomenduoju jums ją uždėti. Tai reiškia, kad jūs galite atsidaryti tik pilnai sandorį. Jeigu kaina pasieks jūsų norimos kainos, tai tarkim, aš noriu atsidaryti bitcoiną, kai jis kainuoja 104 000. Aš nusistau orderį ir jeigu aš nepaspaudžiu štai čia varnelės, tai man gali atidaryti orderį tik dalį. Tai gali būti 25% nuo pozicijos, gali būti 50% nuo pozicijos ir nuo ko tai priklauso. Štai čia mes matome order booką, tai čia yra kaip elektroninė knyga ir čia yra visi orderiai. Tai yra tiesiog gali nepakakti pirkėjo arba pardavėjo atitinkamai pagal jūsų sandorį ir tiesiog neįvykdys jūsų pilno sandorio, o tik atidarys dalį jūsų norimos pozicijos. Čia rekomenduoju varnelę nusistatyti. Kitas nustatymas yra pas mus štai čia, tai paspaudžiame position mode ir nusistatome hedge mode ir čia paliekame varnelę, kad taikyti visom kriptovaliutom ir paspaudžiame confirm ir tai reiškia, kad mes dabar galime užeiti tiek į long, tiek į short poziciją. Tai tarkim, mes turime atsidarę sandorį long poziciją, bet mes norime atsidaryti ir short poziciją. Tai gali būti tokia situacija, kad jūs esate atsidarę long poziciją ir kaina eina ne jūsų pusė ir jūs norite kažkaip kompensuoti jūsų nuostolį. Tai jūs tuo pat metu galite atsidaryti ir short poziciją ir tokiu būdu jūs galėsite kompensuoti savo nuostolį, kuris buvo iš long pozicijos. Ir dar ką noriu pastebėti, kad jūs matėte štai čia procentaliai jūs galite atsidaryti poziciją pagal savo depozitą, tai yra koks yra leverage, jūs nusistatėte procentaliai ir bus tokia suma. Tai šito dalyko aš labai nerekomenduoju daryti, geriau tiesiog parašyti ranka ir toj parodysiu, kaip jūs tą galite padaryti. Ir štai čia jūs galite pasirinkti pagal ką atidaryti poziciją.
poziciją. Tai yra pagal ką jūs norite skaičiuoti, kokia bus suma. Tai yra pagal bitcoiną, tai yra pagal monetą kažkokią, arba pagal USDT, tai yra stablecoinas kaip doleris. Tai aš pasirinku pagal USDT ir jums rekomenduoju tą patį padaryti ir toj paaiškinsiu kodėl. Tai tarkim, aš turiu 10x leverage ir noriu atsidaryti poziciją su $100. Tai aš čia parašau 1000 ir aš matau, kad mano pinigų sandorio bus tik $100. Tai yra kiti $900 tiesiog bus pasiskolinti iš kriptovaliutos biržos. Ir ką dar noriu pasakyti, kad jeigu lyginam komisinius mokesčius tarp spot prekybos ir futures prekybos, tai futures prekybos yra žymiai mažesni komisiniai mokesčiai ir galiu paaiškinti kodėl. Ir čia yra viena labai paprasta priežastis, tai visos kriptovaliutos biržos supranta, kad žmonės ateina užsidirbti ir jie naudos kuo didesnį svertą. Ir tada atsiranda azartas, atsiranda emocijos ir galiausiai jie bus likviduoti. Ir klausimas, kur eina visi tie likviduoti pinigai iš žmonių. Tai yra jau kriptovaliutos biržos pinigai ir dėl to jie duoda tokią galimybę naudoti svertus ir imti mažus komisinius mokesčius. Ir jeigu, tarkim, jūs šitoje situacijoje pasiskolinti $900, tai yra visiškai nemokamai ir jokių komisinių mokesčių nėra. Tai prekyba su leverage tai yra tikrai labai pavojingas dalykas, bet jeigu jūs žinote visas taisyklės, žinote, kas yra rizikos valdymas ir turite savo strategiją, tai yra labai geras įrankis pasididinti savo depozitą. Tai grįžkime atgal prie leverage ir tarkim, mūsų depozitas yra $300 ir aš rekomenduoju, kad jūsų pinigai turi būti atidaryti sandorį, tai yra 10% nuo jūsų depozito. Tai yra, jūs galite prekiauti su $30, tai sudaro 10% nuo jūsų $300 depozito. Kodėl taip yra? Nes pradžiai jūs tikrai turėsite ir nuostolingų sandorių, tai kai jūs jau išmoksite, turėsite savo strategiją, mokėsite valdyti savo emocijas ir žinosite, kas yra rizikos valdymas, tai aišku, tą sumą jūs galėsite ir didinti. Tai tarkim, sandorį aš noriu atsidaryti su $30, tai aš čia rašau 300 ir matome, kad mano pinigai sandorį yra $30. Ir tada aš galiu atsidaryti atitinkamą poziciją, tai yra arba long, arba short poziciją. Ir dar noriu pakalbėti apie orderius, galimai jau kažkas žino, galimai ne. Mes turime 3 tipų orderius, tai yra limit orderis, market orderis ir conditional orderis. Tai mes pagrindę prekybą naudojame tik 2 orderius, tai yra limit orderis ir market orderis. Tai trumpai tariant, limit orderis yra toks orderis, kai mes galime nustatyti kainą ir mes norime būtent gauti sandorį pagal mūsų nustatytą kainą. Tai tarkim, aš galvoju, kad bitcoinas nueis iki $105,000 ir tada jis eis žemiau. Tai aš čia parašau $105,000, nusistatau, koks yra mano sandorio dydis, tai šiuo atveju yra $300, čia jau su skolintais pinigais ir mano pinigų sandoriui yra $30. Ir tada spaudžiu open short ir matome, kad štai čia aš turiu savo limit orderį. Toliau yra koks labai svarbus dalykas, kad jūs turite naudoti take profitus ir stop lossus. Tai stop lossas skirtas tam, kad jūs galėtume apsisaugoti nuo nuostolių, tai yra jeigu kaina eis stipriai ne jūsų pusė, tai tiesiog, kad jūsų pozicija būtų uždaryta su mažesniu nuostoliu, nei jis galėtų būti. Ir mes tai galime padaryti arba štai čia, kai jau atidarėme mūsų limit orderį, čia nusistatome, koks yra mūsų stop lossas, nusistatome take profitą, galime rašyti kainą, galime rašyti procentaliai ir čia bus mums jau nurodyta, kur yra mūsų take profitas, kiek procentų ir kokia suma. Ir lygiai tas pats yra su stop lossu. Ir mes mūsų orderį matome štai čia ir tarkim aš jį noriu atšaukti. Ir dabar noriu pakalbėti apie vieną svarbų dalyką, tai apie likvidaciją ir kaip suprasti, kur yra likvidacija ir kaip ją skaičiuoti. Tai trumpai tariant, jeigu jūs naudosite ne didesnė suma nei yra jūsų depozitas sandorio, tai šiuo atveju tarkim pas mus yra $300 ir jeigu jūsų sandoris yra nedidesnis nei $300, pas jūs likvidacijos neturėtų būti. Matome, kad pas mus likvidacija yra arba labai aukštai, arba išvis jos nėra. Jeigu čia parašysiu šiek tiek mažesnę kainą, tai galimai jos išvis ir nebus. Matome, kad jeigu atsidarysime long poziciją nėra, aišku, jeigu atsidarysime short poziciją, tai jinai bet kokiu atveju bus. O jeigu tarkim aš noriu atsidaryti jau didesnį sandorį, kad sandorio suma būtų didesnė, tai tarkim aš noriu atsidaryti ant $3,000, tai yra aš naudosiu savo visą depozitą ir šiek tiek daugiau, tai aišku, kad pas mane jau likvidacija atsiras. O jeigu noriu atsidaryti sandorį dar didesnį ir tarkim noriu atsidaryti su $5,000, tai mano likvidacija bus dar žymiai aukščiau.
mažiau. Kaip jūs galite pasiskaičiuoti, kur yra jūsų likvidacija, tai arba štai tokiu būdu, kaip aš jums rodžiau, arba jeigu jūs turite 10x leverage, tai jūs galite dalinti į 100 ir tai reiškia, kad 10% kainos judėjimo yra jūsų likvidacija. Jeigu jūs, tarkime, nuspręsite naudoti 100x leverage, tai jūs dalinkite į 100 ir tai yra 1% kainos judėjimas ir tai yra jūsų likvidacija. Ir dar noriu pakalbėti apie vieną svarbų dalyką. Tai jūs matėte, kad pas mane čia yra nustatytas cross ir dar yra isolated. Tai mes galime pasižiūrėti, ką tai reiškia. Jeigu aš pasinku cross margin, tai reiškia, kad aš rizikuoju visų savo depozitų. Aišku, čia yra ir pliusas, tai yra aš galiu prekiauti šiek tiek lankščiau nei isolated margin, o isolated margin reiškia tą, kad aš rizikuoju tik tais pinigais, kurie yra pas mane sandoriui. Tai yra, jeigu aš atidariau sandorį su $30, tai aš tik tais doleriais ir rizikuoju. Aš nerizikuoju visų savo depozitų, bet aš negaliu pagauti ir didesnį kainos judėjimą, tai yra aš neturiu lankstumo, bet aš turiu mažesnį riziką. Tai aš pradžiai, aišku, rekomenduoju pasirinkti isolated margin, kad jūs turėtume kuo mažesnį riziką ir jūs galėtume apsaugoti savo depozitą. Bet kokiu atveju jūs, kaip ateinate į prekybą, jūs turite suprasti, kaip reikia išsaugoti depozitą, o tik tada išmokti jį didinti. Ir kai jūs pradėsite prekiauti, aš noriu pasakyti jums labai vieną svarbę rizikos valdymo taisyklę. Jūs turite prekiauti mažiausiai 3:1 santykių. Ką tai reiškia? Tai yra, jeigu jūs nusprendėte, kad jūs prekiaujate su $30 depozitu ir jūsų yra stop lossas $10, tai yra jūsų take profitas turėtų būti bent jau $30 ir daugiau. Nes jeigu jūs turėsite 3 nuostolingus sandorius, bet ketvirtas bus pelningas, tai per vieną sandorį jūs tikrai galėsite atmušti visus savo nuostolius. Ir šita taisyklė jums padės didinti depozitą, nes jeigu jūs ir neturite kokį win rate apie 40-50%, tai yra iš 10 sandorių pas jūs yra 4 arba pelningi sandoriai, tai būtent dėka šitai taisykliai jūs galite vis tiek stabiliai didinti savo depozitą. Bet kokiu atveju yra labai daug įvairiausių niuansų, taisyklių, strategijų ir panašiai. Jūs turite žinoti, kas yra rizikos valdymas, kaip valdyti emocijas, kas yra psichologija, kokie yra įrankiai, kaip padaryti strategiją ir dar daug įvairiausių dalykų. Būtent apie tokius dalykus jūs galite sužinoti ir išmokti Arctica Academy. Visas nuorodas jūs rasite šio video aprašyme. Mes pasistengėme padaryti tokią mokymo programą, kurią aš pats norėjau matyti savo karjeros pradžioje. Tai kam bus aktualu ir įdomu, tai galėsite ten pasiskaityti detaliau. Šio video pabaigai noriu atsakyti tikriausiai į jums kilusį klausimą, tai kiek aš maždaug galiu uždirbti per mėnesį naudojant futures prekybai, tai yra prekyba su leverage. Tai yra labai įdomus klausimas ir mėnesis mėnesiui nelygus, bet jeigu jūs prekiausite atsargiai, mažiau rizikuosite, laikysitės visų taisyklių ir jūs prekiausite kiekvieną dieną ir bent jau turėsite 4-6 sandorius, tai jūs galite tikrai pasidaryti nuo 30 iki 50% prie savo depozitų. Tai yra, jeigu jūs pradedate su $300, jūs niekur neskubate, nerizikuojate per daug, o prekiaujate 10% nuo jūsų depozito, jūs galite tikėtis pasidaryti apie $100 ir daugiau. Aišku, vėliau, kai jau turėsite įgūdžių, suprasite, kas yra rinka, kaip juda rinka, turėsite savo strategiją, jūs galėsite atsidaryti sandorį su didesnė suma ir ten, aišku, uždarbis yra didesnis. Tai viskas priklauso nuo jūsų depozito, bet kokiu atveju aš pradžiai nerekomenduoju daryti didelį depozitą, tai neturėtų būti 10 000, 15 ar 5 000. Pirmas depozitas gali būti iki $500 ir tikrai jo užteks, nes jūs visų pirma atėjote mokytis, kai jūs suprasti visus pagrindinius dalykus, kas yra prekyba, kaip reikia prekiauti ir dar daug įvairiausių dalykų, tada aišku, jūs savo depozitą didinsite ir galite galvoti, kad padaryti šiek tiek didesnį depozitą. Tikiuosi video jums buvo naudingas, nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtuką bei parašyti savo mintis komentare. Taip pat visus kviečiu prisijungti prie mūsų nemokamos Telegram grupės, ten mes dalinamės įvairia informacija apie kriptovaliutų rinką. Iki greito!